Dabar klausimas, kiek didelis bus balto riedėjimo kelias po smūgio naudojant viršų arba apačią. Snukeryje nėra stiprių arba silpnų smūgių. Visi smūgiai yra vienodi, bet jie atliekami su acceleration, tai yra pagreičiu. Rankos nestabdant, kol jisai atsitrenkia į contact point, tai yra susidūrimo tašką po pažašu. Taigi, jeigu mes norime, kad balto kelias į priekį būtų nedidelis, mes tiesiog mažai užsimojame, o pramušame lygiai tokia pačia jėga, kaip ir visada. Ir baltas pakeliauja tik šiek tiek. Jeigu mes norime, kad baltas pakeliautų toliau, mes tiesiog šiek tiek daugiau užsimojame, o pramušame su ta pačia jėga. Tuo tarpu, jeigu mes norime, kad efektas būtų didelis, mes pramušam su ta pačia jėga, tiesiog daug užsimodami ir kai kijus pasiekia baltą, jis jau būna skrieja dideliu greičiu. Tada baltas keliauja toliau. Tas pats galioja ir naudojant žemą tiltelę, tai yra traukiant atgal. Jeigu norime, kad efektas būtų nedidelis, mes užsimojame nedaug, bet nestabdydami rankos metam. Baltas sugrįžta šiek tiek. Ir jeigu mes norime, kad efektas būtų didelis, mes užsimojam daug, nestabdydami rankos, lygiai taip pat laisvai pramušam. Tada balto kelias yra didesnis.